Šioje pamokoje pradėsim nuo pastraipų žymėjimų ir numeravimo. Taigi, 5 užduotis. Pateiktą tekstą sunumeruoti taip, kaip pateikta paveikslėlė. Nukopijuokim šį tekstą. Klijuojam. Čia galim ištrinti. Pažymim skyrius, kuriuos norim sunumeruoti, taip kaip pavaizduota šičia. Taip, čia yra pirmo lygmens, antro lygmens, trečio lygmens ir vėl pirmo lygmens ženklinimą, numeraciją. Numeracijos sujungimai perinsim į skyrelį format, bullets and numbers, arba galima su dešinę klavišą paspausti, pažymėtą tekstą. Šiai numeracijai mums reikalingas šitoks stilius, kurį reikės šiek tiek modifikuoti. Perinam skyrelį options ir pasirinkim, kiek mes norim matyti lygmenų. Čia gali būti pažymėta nuo 1 iki 10, tuomet arba galima atskirai žymėti, bet gali būti taip, likti kaip pavaizduota. Pasirinkam 4 lygmenų, galim 5 lygmenų, mat, maksimalus 5 lygmo. Jeigu darysit 6 lygmenį, tai nieko nesiskirs nuo 5. Dabar, ar mes norim, kad po paskutinių skaičiaus būtų taškas, jeigu norim, galim jį panaikinti, tuomet mat nebus. Ir, pavyzdžiui, uždėkit skliaustus, pavyzdžiui, po paskutinio numerio. Spaudžiam OK ir pažymim tą sritį, kur norim pakeisti numeracijos lygį į antrą, pavyzdžiui. Pažymėjom 3 eilutės, atsiprašau, turim pažymėti, nes čia turi būti antro lygmens. Sekančias šitas 2 eilutės pažymim ir parenkam trečią lygmens ženklinimą. Ir čia mes matom lieka antras. Jeigu norim, mes galim pakeisti, pavyzdžiui, šitą į 4 lygį, į 5, paskui grąžinti ir vėl rodiklį į kairę spaudžiam. Toliau. Sekanti užduotis. Padaryti, kad prasidėtų numeracija būtų 06, 07, 08 ir panašiai. Perinkim gal į kitą puslapį. Ir šioje užduotyje jums reikės savarankiškai parašyti. Studentas privalo Enter. Ir įjungsim, prieš rašant toliau, įjungsim numeracijų stilių. Format, bullets and numbered. Pasirinkam, lygių čia nereikia rinktis, todėl mes pasirinksim paprastą. Gali būti arba per options, arba galim number type pasirinkti vieną iš tų variantų, bet ne vienas iš tų netinka, todėl mums vis tiek teks pereiti skyrelį options. 1, 2, 3 mūsų stilius ir before yra laukelį before ir after. Prieš skaičiuką turi būti nuliukas. Taip. Pasirinkom. Ir, tarkim, mums reikalingi skliaustai. Vėlgi, tarkim. OK. Spaudžiam OK, rašom. Gerai. Mokytis, toliau paskui bus lankyti paskaitas. Enter ir būti žingeidus. Dabar užduotim mes matome, kad prasideda nuo 6 numeriuko. Todėl mes šiek tiek modifikuosim jau parašytą ženklinimą sukurtą, format bullets and numbered. Ir mes turim padaryti taip, kad prasidėtų nuo 6 punkto. Start at, pradėti. 6, 7, 8. Paspaudžiam Enter ir panaikinam su backspace mygtuku, kuris yra virš Enter klavišo. 1, 2 kartai. Šiuo atveju. Kita užduotis. Vėlgi įjungsim iškart ženklinimą ir rašydami keisim lygmenį. Perinam format bullets and numbered
Ir jau čia bus pirmo, antro, trečio lygmenis skirtingo tipo, todėl pirmą pažymim, jisai lieka toks, koks yra pavaizduotas. Antro lygmens turės būti raidė I, ABC, atsiprašau, ABC, antros lygmens ir skliaustai, gal taškas ir skliaustai. Taip. Nėra taško. Nu gerai. Nuimam tašką. Antro lygmens ir trečio lygmens bus mažosios raidės. Irgi uždėsim skliaustus. Pirmam lygmeniui irgi mes turim skliaustus. Taigi spaudžiam OK. Rašom skyrius. Enter. Poskyris. Numeris 1. Poskyris 2. Poskyrio poskyris. Galim iškart pakeisti, aišku, lygmenį. Trečią. Šitą galėjom iškart, aišku, taip pat keisti. Arba dabar. 1. Poskyrio 2. Spaudžiam Enter, ištrinam Spoke Backspace iki pradžios. Dar šiek tiek pažiūrėkime. Gerai. Sekantį užduotį, nu tarkim, mes norim ženklinimą įjungti. Įjungsim ženklinimą, format bullets and number ir ženklinimų skirelis bullets. Vieną iš šitų galim išsirinkti. Paspausti OK. Ir, pavyzdžiui, rašom skyrius. Skyrius 2. Ir taip toliau. Pabaigus, spaudžiam Backspace, dar vieną kartą Backspace ir Enter. Spaudos ženklų apskaita. Pavyzdžiui, 7 užduotis. Norim apskaičiuoti, kiek yra ženklų, parašytame tekste, pavyzdžiui, jūs rašot knygą ir norit paskaičiuoti, kiek jau ženklų, arba jūs rašot anotaciją kažkur, ir kur yra ženklų kiekio apribojimas, pavyzdžiui, arba straipsnėje dažnai būna apribota, kiek gali būti ženklų. Reiškia, pažymim tą tekstą, kurį mes norim apskaičiuoti, paspaudžiam šitoj srity, kur yra Word charakter, dvigubai su kairiu pelės klavišu ir mes matom. Pirmam stulpelį rodo tai, kas yra pažymėta, 8 žodžiai, 71 ženklas su tarpais, 64 ženklai be tarpų. Ir pačiam dokumente yra šitiek ženklų, žodžių ir ženklų su tarpais bei be tarpų. Sekanti užduotis, duomenų rūšiavimas. Kopijuosim šitą lentelę, įklijuojam. Įjungsim dar kartą numeravimą, numeraciją, format, ne per format, galim tiesiog čia paspaust, patraukim šitą trikampį į kairę milimetrą, matom, kad nušoko ir čia labai didelis atstumas tabuliatoriaus. Tiesiog į tabuliatorių padarom su kairiu pelės klavišu ir patraukim šiek tiek kairiau. Taigi matom, kad eilutės susitraukia, šitą tekstą pažymim, kadangi trikampių nėra, tada mes spaudžiam su dešinį pelės klavišu, perinam skyrelį paragraf ir before text, atstumas nuo kairio šono teksto 0. Duomenų rūšiavimas. Pažymėsim lentelę, les duomenis, perėsim table, sort ir nurodom, pagal kurį stulpelį rūšiuosim. Rūšiuosim pagal antrą stulpelį. Galima pagal 2 kriterijus, bet šiuo atveju mes neturim tokio tikslo, nes antro stulpelio visi pavadinimai nėra didelio kiekio duomenų. Pagal 2, pagal 3 kriterijus, tuomet, kai jau yra
daug domenų galim rūšiuoti. Čia didėjimo arba mažėjimo tvarka. Tarkim, descending mažėjimo tvarka. V raidės pradedam iki A raidės. Automatiškai visą eilutę keičiam, ne tik tos stulpelio eilutės. Visą eilutę susikeičia su kitom eilutėm, atitinkama tvarka. Tarkim, mes turim užduotį, mes turim didelę lentelę, pažymėkim. Tiesiog gal tap mygtuką galim spausti. Atsiprašau. Gal įklijuosim. Paspausim su 10 klavišų ir įterpsim daug eilučių, row, insert, ir tarkim 80 eilučių įterpsim. After, po. Ok. Ir mes norim, kad kiekvienam naujam puslapį atsikartotų antraštinė juosta. Taigi, galim žymėti, galim nežymėti. Tarkim, nežymim. Su dešiniu. Spaudžiam su 10 klavišų, pasirinkam skyrelį table, perėdam skirtuką text flow ir padedam vardelę repeat heading. Kiek mes norime eilučių matyti? 2. Ne? Ok. Ir kaip po 2 eilutės, šitas skaitus kaip antroji eilutė. Jeigu reikėtų 3, nurodytume 3. Per visus darbo lapus eis kartuojamas domenų. Tarkim, kaip vidurkį paskaičiuoti, kuris yra paskaičiuotas. Jau čia, tarkim, ištrinsim, kaip paskaičiuoti vidurkį, jau apie formulės mes kalbėjom, pastatom žymeklį, table, formula. Kadangi vidurkio funkcijos nėra, kaip matot, average, vadinasi, tai mums teks tai padaryti kitokiu būdu, tiesiog atidarom skliaustus, sudedam vieną lauką su kitu, uždarom skliaustus ir padalinam iš 2. Tokiu būdu gausim vidurkį. Galim šitą formulę nukopijuoti, kaip mes jau anksčiau kalbėjom, tik reikia žymėti visą langelį. Šitaip Ctrl+C galim iškart pabandyti 5 eilutės įsiklijavo ir matot automatiškai pakeitė reikšmės. Su šitą užduotim tiek. Ir apie daugybą mes jau kalbėjom. Šitos užduoties nekartuosim. Ir stulpelių suskirstimas, tekstų suskirstimas stulpeliais. Šis veiksmas dažnai naudojamas kuriant lankstinukus. Tarkim, nukopijuosim šitą tekstą į naują lapą, pastatom čia žymeklį, padarom puslapio lūžį ir klijuosim, galbūt atidarysim naują dokumentą visiškai. File new arba tiesiog baltą lapą. Įjungsim Taip. Taigi, įjungsime, perėsim į meniu punktą format page, nustatysim puslapį gulšiai dar prieš tai. Landscape. Apply. Arba ok. Play reikia. Atsiprašau. Page. Gerai, pakeičiam čia. Ok. Įterpiam tekstą. Ir dabar mes norim padaryti, kad lapas būtų skirstytas į 3 stulpelius. Pažymim visą tekstą. Einam format, columns. Į 3 stulpelius padalinam. 3. Spacing erdvė tarp stulpelių. Padarom 0,1, kad būtų tarpelis tarp stulpelių. Ir linija tarp stulpelių būtų uždėta. Spaudžiam OK. Matot, tekstus, kurį mes turėjom, pasiskirstė 3 stulpeliais.
Dėkui uždėmesi.